Sveiki atvykę į 2025 metus, Matulio virtuvėlį, nieks nepasikeitė nuo paskutinio epizodo, nes negavom jokių naujų dovanų, kalbu apie prijuostę, nieks nepagyrit prijuostę, pagyrit du žmonės, ačiū, kad pagyrit prijuostę, va, liuksą jum. Iškart ant tokio staigaus judesio pradedam, nes verda vanduo. Reikia čia, kad jis ilgai jau nevirtų, nes jis išgaros visas. Turim mentės ir reikia iš karto ją susismulkyti, perpjauti per pusę tiesiog ar kažkas tokio, kad galėtume pasisverti dydį ir aš greitai įmetu ir aš iškart pasakosiu, ką mes čia darysim šiandien. O šiandien darysim, žinokit, žemaičių blynus. Žemaičių blynai žinomi tuo, kad jie yra su mėsa ir jie kad iš bulvių. Realiai viskas čia. Daugiau apie tuos blynus nieko nežinom. Žinau, kad pagal receptą, kurį bent jau susiradau, reiktų 300 gramų dėti mėsos. Ant 15 bulvių. Tai aš pagalvojau, kad čia tiek nieks nevalgys. Tai dėsim ant 7 bulvių 150 mėsos. Per pusę tiesiog skelsim visą tą receptą, ką aš turiu. 7,5 reikia tada. Ko? Bulvių. Pagal idėją. Nu tai gal 8 bulvės dėsim, nežinau. Tai aš tik tais gal pasiėmu kokį dubenėlį mėsą įsimest, nemėsiu ant to. Tiesiog taip tušiai. Žodžiu, dabar atsipjaunu gabalenzą ir pažiūrėsim. Tai įsimk iš kokio čia dydžio. pakuotės. Tai aš po to neįdėsiu atgal gražiai. Tai tu supjaustysi vis tiek pakuotę. Ne. Nu, jo. Ne, pamatysi, neįpjausi pakuotį. Kas čia per... Dar taip nemačius. Metodai? Dar taip nemačius. O kaip mačius? Viskas, manau, jau atrėžiau. Ai ne, čia kažkoks lašinys. Tai ir būtent, o tau reikia kuo kūdesnės dalies, iš tikrųjų, tai ne iš tos pusės pjovai. Tu dabar kitą pusę pjausi? Ne, nu tai jau dabar negadį. Biškai per daug. Nu, o kiek per daug? 109. Nu tai gerai, nu tai tiek ir dėjai. Nu tai ką dabar su tuo gabaliuku tokiu daryti, nu... Paliksiu krepšį. Tai geriau riebalus galėjai pjaustyti ir tiek. Tai tu jau nenupjovai, aš nesuprantu, tu pasvėrėjai tą patį, kas čia ką tik buvo. Man skauda žiūrėti, prasme, toks geras peilis, jis gerai pjauna, kodėl tu draskai? Tai kad nepjam. 175. Gerai, viskas. Bus gerai, viskas, aš žodžiu, įdedu šitą mėsą. Gerai, mėsa įdėta virti, editėlis, receptėlis, porcijų skaičius 4, tešlai, viskas surašyta, įdarui ir net padažui. Tai pagal editą gaminsim visiškai viską, tik tiek, kad viskas keliam per pusę, bet galiu pasakyti, ko reikės. Tai reikės 15 bulvių, 7 arba 8. Dėsim 7 arba 8 per šitą vidutinio dydžio krakmolingų. Nežinau, kiek čia jos krakmolo turi, bet... Jeigu čia tikrai nėra vidutinio dydžio bulviai. Ne, šitą tai didelį, bet jeigu nori, taigi mano mama rašė, kaip patikrint. Nori patikrint, ar bulvės krakmolingus. O ką reiškia patikryti gali? Pradurt bulvį? Ne, reikia į vandenį ten druską mest ir bulvės sumest ir man atrodo, kuris kėsta. Išbūt kurva bulvės? Nu tai va, vidutinį, nu. Nes čia mažai jau. Jo. Tai iš esmės mums reikės va tokių 7 bulvių. Ble, čia tikrai vidutiniai. Kurva gan didelį. Normali. Nu ir tokia, tarkim, 7. Kvepia tas sultinys labai, ne? Čia irgi žodžiai. Bulvės eina 7-8 mums per pusę, tai čia turėtų pagal jos receptą gautis 2 blynai. 2 blynai turėtų gautis, realiai porcija tiesiog. Ne, porcijų skaičius. Tai gal 4 blynai gausis. Tai aš nežinau, kiek jinai porcija deda, nes nei ten porcijų skaičius. Porcija turėtų būti 2 blynai. Tai jeigu 4 porcijos, tai čia yra 8 blynai. Turbūt, nu aš nežinau. Tai mums turėtų gautis 4 blynai. Nu aš ir galvoju, kad iš tiek bulvių gal tikrai net 2 blynai turėtų. Nu, čia biškai nelogiška. Tai jeigu gausis mums 4, tai gerai. Nu. Nes 8 nereikia mums, nes neaišku, kaip gausis. Kitas dalykas, turbūt, kad aš valgysiu tik tais juos. Nu, aš norėsiu paragauti. Tu mėgsti juos? Nu, tai aišku. Tai gerai, plauk bulves, ar ką čia dar turit pasakyti? Nieko realiai, nieko, va, puodas bulvėm. Bet žinai kas, aš manau, kad netilps jos visos, pasimk dar tą mažiuką. Puodą. Pažiūrėsim. Pala. Ką tu ieškai? O kuo malsim? Tu išvežiai malimą? Jo. Tikrai išvežiai? Jo. Ne, matau, kad viršų yra. Tai kada čia išvežiai? Parsivežiai atgal? Ačiū Dievui. Eik tu nafik, jau žinau, aš jau galvojau, kad kuriu mašiną ir važiuoju Maksimą, aptikmės mane. Ne, bet iš kur tu sukūrėjai šitą istoriją, kad tu išvežiai? Tiesiog po akim, vyrai, karočią, po akim nėra daikto ir susikūrė istorija, tiesiog kur tas daiktas gali būti. Nes jo tikrai nėra, nes nebuvo akių lygiai. Ta prasme, wow. Bet aš tikrai galvojau, kad išvežiau. Kiek tau liko tų bulvių? 1. 1? Tai tada gal sutalpinsim kažką? Tuoj be šitą 3 bulių žaidžiu. Bulių tetri. Va, bus gerai. O ne? Tai apsėmė, tai aišku, tada Tai visų tai neapsėmė?
Tai tada negerai. Nu tai aš negaliu tiek pilbą išbėgti per kraštus. Parodyk, tu mane matyti. Klausyk. Pasiimk mažą puodą ir nuimk 3 bulves. Tikrai tą mažą, o ten daugiau net ir netilps. Ir viskas. Bet tai virs ilgiau. Nu 3 bulvis pašautos virt, bet tik 3. Jau čia bėgs per kraštus. Viskas, visos įdėtos virt. Nežinau, bulvėm ilgai virt nereikia. Tegul išvirs viskas, kas perda. Kai išvirs bulvės, tada ir grįšim. Nes mėsą tegul galės savo virt fone. Jo, tai tik pirmą tešlą darysis. Nu tai va, tai viskas. Tai grįžtam, kai išvirs bulvės ir pasiruošiam čia biškį daugiau daiktų, ko mums reikės bulvėm. Sija! Nu ką, hebra, pirmai įdėjom virti viską prieš 1,5 žodžių valandos. Nėra čia ką daug žodžiauti. 1,5 valandos praėjom tą momentą, belegai, pilngai, blecha, vyriai. Yra kai vos veikia tą kaitlantį. Pažiūrėkit, kiek mėsos. Aš žinok, negaliu patikėti, kad čia tiek užteks. Į tą tokiam puodę dideliam virim. Nu, tokį va gabaliuką. Galėjom į tą mažiausią puoduką dėti. Čia pasiruošėm malimui, bulves. Minkysim, suminkysim. Čia ne malimas. Nu, mešinsim, ką žinau. Spausim, žodžiu. Trinsim. Grūsim. Trinsim. Ne, grūsim. Grūsim ir įgrūsim. Va taip. Gerai. Nuo ko pradėsi, tai nuo mėsos gal? Ne, bulves nusilupsiu. Nu, gerai. Gerai, dabar reikia tikėtis, kad bulvės jau šiek tiek atvėsė. Bus jau. Ir tiesiog dabar nusilupu greitai bulvukės. Lupenukę. Aš tai stengiuosi, nežinau kaip kiti daro, bet aš tai, pavyzdžiui, užkabinu peiliu, jei biškiai atsilupo pirštais jau lupu toliau. Nes žinant mane, šiai peiliu per visą įsiu bulvę, tai neliks bulvės. Aš tiesiog ją gabalais paleisiu visą. Bet tai ne, kai išvirta, tai viskas tvarkoja ir su peiliu, manau. Ta prasme, kai skuta žalia bulvė su peiliu, tai nelieka nieko. Na, žinok, ir su virta, žinok. Jinai labai lengvai pjaustosi, dėl to labai... Nu, tai taip, bet dar lengviau ir atsilupo tas kūra. Nu, taip. Nu. Tai kaip tada pusę bulvės išimti, jeigu ten lengvai ir taip nusima? Taip, va kažkaip. Kažkaip, ne? Jo, graži bulvė, be jokių dėmių, be nesąmonių. Va, viena bulvė. Nugara kerta šitai man stovi. Sės, turim kėdžių prie pat tavęs. Tai o kiek čia liko tų bulvių? Beveik viso. Dar tik vieną nulup. Tai va. Nu, tai pasim kėdę. Ne. Tau padėti nulup. Sakai, būt greičiau, ne? Manau. Nereik. Gerai. Kažkaip. Va, jau dvi nulupau. Va, tai kaip nauji? Manau, tai nieko kaip tau. Ai, irgi žinok, neblogai. Buvau paliekęs čia. Tai taip smagiai, žinai, iki ryto pasėdėjau, pakimarinau. Pašvenčiau, kaip sakoma, pašaukau. Ne, nu tai painėsi, bet tikrai klausyk. Nu tai pastai kaip? Neblogai, ferverkų tik, kad matai, neleidom savo. Kitų leidot, ne? Jo, leidom kitų. Voktus iš kaimynų. Jukauju, ta prasme, tiesiog matėm kitų žmonių. Čia suvalkietiškas bruožas, žinai, patalpai, pažiūri svetimų. Bet suvalkiai šventyti? Jau. Nu tai kaip čia kiti pirko? Tai ten, kai gimenys... Kaip čia suvalkiai nežiūrėjau į Dzūkiją, tiesiog visi nusisukė? Ne, nu tai čia buvo pas suvalkiečius atvažiavę giminių iš Kauno, iš Klaipėdos, štai ir nusipirkė. Iš Londono? Iš Londono buvo grįžę jau. Tai va, tai jie ir turėjo ten tik tais tie žmonės. Na. Pasiturintys labiau? Na, tokia. Ne, kad, palauk. Tiesiog neskūpus gal. Ai, o tu laikais skūpą. Nu, žinai, protingai dėliojančią lėšas. Viską apgalvojant. Jo. Tai va tokie tie nauji, pažiūrėjai pyzdintus ferverkus kitų žmonių. Jo. Gerai. Ką? Gerai. Geriau, pienių vyną. Ir ką? Bet blogai. Galvos neskaudėjau. Kaip vanduo. Tai ir gal kokių, žinai, kanalai planų. 25 metam? Jo, 25. Turiu! Ką turi? Ką dabar turiu? Dar pagalvokim, kada išeina šitą seriją. Pirmadienį. Žodžiu, kaip vis dar jo pirmąjį. Tai dabar ateinantį penktadienį šios savaitės jūs pamatysite Nieko. Ne nieko. Jūs pamatysit antrą dalį kiniško šūdo perlų. Sugrįžta mūsų mylimas Temu. Prašyt, priprašyt. Ne, sugrįžta, o ta prasme... Padaro tokį sugrįžimą. Vienam kartui tokį, žinai. Nors aš ten video gale būsiu paminėjęs, kokį laikų skaičių noriu gauti, kad jūs patys galėtumėt tą Temu dar kartą išvysti.
Tai jau ten ant to video patys spręsit, ar norit, nenorit daugiau, ar patiks, ar nepatiks. Galiu pasakyti tik tiek, kad, manau, pirmą dalį bus pramušę tam tikri daiktai, nei nepramušė. Bet ta prasme, čia temų tavo planuose yra tik toks occasional, ne kas savaitinis. Jo. Tai va. Tiesiog, kad šį penktadienį dabar ateinantį nebus nostalgijos, kaip ir kitą penktadienį. Ir dar kitą. Ir dar kitą. Ir dar kitą. Todėl, kad viskas, man atrodo, duodam pailsėti šiek tiek tom senom laidom. Asmeniškai, ką žinau, man norisi kažkokį bišį gyvesnį, geresnį produktą sukurti. Va kažką savito, kaip dar virtuvėje topiu. Bulvės, blėt, skuturių kalbu, bet tai ir mano projektas. Aš noriu to. Aš noriu šiukšliai iš to gyventi, žinai, ir kaip sakoma, noriu, žinai, jums duoti turinio tokio. Tai kol kas nostalgija, kaip suprantu, išeina. Tai kas liečia laidų apžvalgas, tai laidų apžvalgos lieka mūsų streamingo veikla ir Contribui. Contribui niekas nesikeičia, Contribui kaip pernai ėjo apžvalgos kiekvieną ketvirtadienį, taip ir eina ir dabar. Jeigu dar nesat Contribui nariai, prašau, sukit, apsilankykit. Infliacijos nėra pas mane Contribui, kaina liko ta pati. Tai... Ne kaip sukūro, ne? Tiesiog nuo naujų. Ne. Pas mane liko ta pati kaina, tai viskas gerai ten. Ir kitas dalykas, penktadieniniai epizodai dingsta, atsiranda kas antro penktadienio epizodai. Tai kas antro penktadienio epizodai bus dėl to, kad norisi ne bet kokį šūdą įkelt, o spėti tą video sumontuoti, spėti nufilmuoti. Tiesiog kokybei reikia laiko ir net ne kiek, kad kokybei paskui, žinai, kad neperdegtum. Labai matosi, iš tikrųjų labai ant kūrėjo, ant kūrėjo, bet kokio labai matosi, kada jis yra perdegęs ir tipo tik kepa, nes taip reikia ir tada... Kepa. O, čia blynų. Bet tada nukenčia ir pats turinys, tipo galiausiai, žinai, iš pradžių būna žiauriai zaibys, bet tada tu būni perdegęs ir kas iš to. Tai geriau, nežinau, kas savaitę rečiau, bet geriau. Taip, tai žodžiu dabar dar gausi temų ir po to jau eis kas antrą penktadienį vidosai nauji. Kol kas negaliu išduoti, kaip jie tiksliai vadinasi, bet galiu pasakyti, kad tai bus susijęs su hobiais. Su hobiais. Tai va. Realiai, tiesiog susijęs su hobiais ir kiekvieną epizodą jūs pamatysit vis kitą hobį. Va tiek, ko galiu pasakyti, realiai. Aš manau, kad bus fain, nežinau. Šeimintai. Kažkaip, aš tai labai excitinu dėl šitų naujų serijų, aš manau, kad labai... Ta prasme, virtuvėliai man Max patinka, nostalgijų galiu pasakyti, tikrai pati net nežiūrėdavau, nes man tiesiog buvo neįdomu, bet dabar šitos naujos serijos, kur išeis, tai manau, kad nežinau, ar pramuš man virtuvėlį ar ne, bet tiesiog manau bus fain. Gal nepramuš, bet bus kažkas kito ir nematyto, bent jau mano kanale tai tikrai. Kad ir, ta prasme, visiškai tokių konceptų, aš ir nelabai kažkur dar mačiau. Šiaip jau manau, kad dabar jau sunkiausi darbai bus atlikti dėl to, kad tešlą... Gal? Sunkiausias darbas bus sulipdyti tautus blynus. Ne, tai ir cepelinus verkit ten, kad sunku sulipdyti, nei ten buvo sunku, nei ką. Pabiru viskas gabalais ir tiek. Tai būtent, vienas gal koks cepelinas yra atsilaikė formą. Tai čia irgi, tai gerai, ten, tarkim, sunkiausia, bet kad ilgiausiai laiko atimtų, tai virimas pas mus atima daugiausiai laiko gausi. Nes dabar tešlukę eisim gamint. Nebuvo tai sunkiausia, tai buvo tiesiog, kad užkniso lauk, bet tai tik sumetai produktus. Man tas laukimas pats, žinai, iš esmės tai nepatinka. Žinai, tas man, aš toks ne. Nelūkėjęs toks. Ne, toks nelabai. Pas tave negali būti maybe. Čia ir dabar. Let's go, važiuoja. Mane baugina tai, kad tavo balsas žiauriai panašus į jos. Gerai, labai faina, jeigu kažkas suprato šitą referenciją Moldavui, parašykite į komentarus, būsim draugai. Bet labai gerai turi pervaryti per kelis kartus. Būt labai smooth operator. Gerai. Gerai, ne? Jo, supratau, šefas. Gerai toks įsivanas. Nežinau, žinok, kuo mažiau gumuliukų palik. Kokių gumuliukų? Būna tokie gumuliukai, kurie nesusitrynė. Tai po to tarp pirštų susitrins, nes čia viskas dar, visa ta masė įdėsis su ta visa... Have you ever had... Ir susidės viskas. That you could do anything? Sudėkite kiaušinius, nes receptas kiauruose, miltus, krakmolą, druską bei gerai viską išminkykite. Bulvių krakmolingumas skirtingas, tad jeigu masė atrodo perlipni ir neformuojama, įdėkite dar krakmolą. Tai viskas kaip ir logiška. Tai dabar tiesiog aš atsistumiu, kur tie visi dalykai. Tai vienas kiaušinis, įmetam kiaušinį.
Miltų parašta 3 šaukštai, tai dėsim 1,5 šaukšto kažkaip atmyruosim. Dabar reikia dėti ne tuos kaupinus, tie kaupinis skaitos po to, kaip jau ten blemba, kaip vos ne... Kaip du, ne? Jo, va, nu tarkim, bet šitai čia toks pusėtinas. Visada geriau dadėti vėliau, nes jau iš vidaus neišimsi. Tai va, tai dabar 1,5, kadangi tai va tokį mažesnį. Tokį vos. Nu, nežinau, čia 2, man atrodo. Bet gerai. Panašiai. Gerai. Su druska dan. Druska, ne? Druskytė šį įvarė 2 šaukštus. Miltų. Krakmolo irgi 3 šaukštai. Olio daug. Aha, labai. Mums reikės tik tais irgi 1,5. Manau, skaidom kaip 1,5 čia. Kaupinas kalnas. Nu, turbūt, nežinau, tai dasidės, jeigu kas. Gerai, krakmolo gal dar būt reikės ir tada lieka druska, druskos 1 šaukštelis. Reikėtų pusė šaukštelio, bet druska, nu, nepakenks, įdėsiu tą šaukštelį vieną. Na, šiaip jau. Va, šaukštelį. Tokį kaupiną. Kodėl visą laiką taip mėtė druską? Kad nenubirtų, nespėtų nubirti. Ir viskas, ir dabar viską reikia gerai minkyti ir jeigu blogai kažkas ten nesilipdo, tai parašyta buvo, kad dėti krakmolų. O jeigu per sausa jau, ką tada? Kaip? O jeigu per sausa, tai aš labiausias, ką tada? Nes negali. Negali. Recepte neparašyta apie tai. Tai reiškia, negali. Supratau. Tai viskas. Ką, važiuojam? Minky dabar tiesiog pirštais, kaip kažkaip nemalonu. Merk rankas. Lieta bulių košė jau prilipušė. Iškai nepatogus bliūdas. Tai tu pasidėk ant postėlį, po jo ne taip važinai. Ne. Tai galiu patiesti už tau? Ne, tai man tai ką žinai aš. Tai patiesti? Ne. Tikrai ne? Ne, tai ką aš. Tai tu čia važinėjai, tu čia, aš nežinau, tu iki balkono davažiuosi. Ne, aš vietoj su ratus dabar. Pieši saulės? Ne, dabar. Gerai. Tu sakei, minky tiek, kad nebūtų gumuliukų nesijaustų, ne? Pizda, vien gumulai. Nu, tai vadinasi blogai išmešinai. Tai ką dabar neiškeps? Ne, nu tai trink, gerai, trink, pertrink rankom, nu. Bet čia net nepanašu, dar čia pas tave nieks. Čia vien gumulai. Na, aišku, huinai, dar tu pilnai čia nesumaišiai, bet čia gal, žinau, biškai per lipninai. Reikės gal krakmolų dar. Neformuojama, kad formuojama šiaip. Va. Nu, parodyk. Suformuoju blyną. Čia blynas? Jo. Nu gerai. Tavo receptas. Ne mano. Editos kokios ten. Jo. Kaip kraiko dėžutė katinas, blėt, kapstausi. O. Žinau, su tais gumulais kepsim, nori, nenori. Gal labai šūdinas bulios, nusipirkai, gal labai nekrakmolingas. Galva šūdinai. Ne šiaip iš tikrųjų, tai ir verdant būna biškai įsiskiriau, čia nebuvau. Ai, dėk da. Dėk? Dėk da. Su tešla patogiau dirbnai, su buliu šitą masę. O štai keikdavai tą tešlą anksčiau. Nu, bet su jie patogiau dirb. Ne kažkaip greičiau, žinai, miltukų dadėjai, minkė viskas. O čia jau krakmolo mes... Na, ašgi dariau čia kažkada irgi. Kalnais kraunam, bet čia aš nežinau. Žemaičių blynus tai užtrukau pusdienį. Tai tu kiek to krakmolo provai? Neatsimenu, žinau, aš tikrai neatsimenu, net iš kur tą receptą. Nu, aš nežinau. Palieku likimo valiai. Tai jinai baisiai ir yra lipni. Nu, tai dar dėdam. Tai kiek čia kraut? Daugiau. Tai krauk. Pizai tą visą maišą. Nusiminęs aš dėl tos bulvės. Palauk, dar tu dar net nebandai formuoti viskas gal. Tai va. Bet tai ir nebandysi, dabar mėsą tavai. Susitavaliuojam. Susitavaliuoja mėsą, jau kaip sako. Pirštų neprisitvarku. Ne, be šansų. Žiūri, pirštas išlenda. Tai neatskirsi vis tik mėsą. Sakai, mano pirštas kaip jaučiau. Kaip jaučiu pirštas. Muzika mano ausim. Nu, aš tai manau, kad normaliai. Aš ant kelių blynų. Apgaulingai atrodė, man atrodo, sako, ne pradžia. Tikrai. Welcome to Hooters. Can I get your order? Net nežinau, kiek jau žinai. Gal per mažai biškai? Tai Edita nebuvo parašęs patarimų, ką daryti. Ne. Dabar čia mėsą reiktų dėti, ne? Nu jo. Ir apvyniot, apgaubt. Arba dėk, paprasčiau dėk dar tada bulių ant viršaus ir kraštus tik sujunk. Tai virš bulių nedėk, nu tau susimaišys. Tai gal užtenka, ką tu galvoji? Nesu, ką tu čia darai? Užtenka? Žiūrėk, jeigu būčiau nesakius, kiek būtum krovęs dar tos mėsos? Svarbu. Uždėt bulių, ne papildomai? Tai jau dabar, tai jau tikrai, kad uždėk.
vyrukas. Šlapink ranką biškį. Jau. Tiek mirtina tyla, kad žinau, net aš nežinau tikrai ką pasakyti. Tu visiškai jau be žodžių. Ką, kurva, daryt su tuo apsipistu naku, blinu, kurva? Ką? Gelbėk šitą kurva situaciją. Visa mėsa krenta. Atrodė yra mes. Krenta visa mėsa. O, jas. Čia va pirmas blynas. O, tu ką, žemaitis. O. Gerai, žiūrėk, pailsėk, aš pabandysiu vieną suformuoti, gerai? Jo. Pažiūrėsim, ar čia tiesiog eroras tavo, ar tikrai tas plots. Pagaliau, motherfucking tvarka. Keiktis nenoriu, susivaldžiau. Blynai man nesigavo, man nepavyko iš vis, ta mano išjuoka buvo išmesta iš karto, tas dripsnis visas ten toks didelis, bet pavyko operatoriai padaryti 4 blynus. Tai jeigu ne mano damasį, tai gal 6 būtų pavykę iš tikrųjų, nes nelabai daug. Bet krakmolo dar reikėjo. Ir miltų dar reikėjo, ten šakės, ten visiškai ta tešla buvo. Neina žaisti stamose. Tai supratau, kad aš per silpnas dar žemaičiam. Ne, nu tiesiog pasidavai po to vieno. Tuošia mes kaip pataisėm tešlą, tu būtum padaręs, bet tu jau buvai tokoj gilioj depresijoje, kad nedarei. Jo, tai aš sugrįšiu kažkada stipresnis prie tų žemaičių blynų. Nežinau, ne 25, ne 26, ne 27, bet aš sugrįšiu kažkada prie jų stipresnis. Aš kažkada juos įveiksiu. Kažkada aš įveiksiu tuos nelemtus žemaičius. Nu, bet viskas čia gerai. Čia vis tik tavo gaminti bus, tiesiog suformavau aš. Tai va. Nu, bet vis tik visą kitą tavo daryta. Jo, bet nesiskaito, kad aš padariau. Nes dabar žiūrėk, jeigu nesuformuoti, tai nėra ką kepti. Žodžiu, tu išgelbėjai nuo to, kad voltą aš išpiešiau. Viskas, keptuvė. Čia kuriam keptuvę, einam kept, nes čia jau trunkam amžinybę. Pilam. Kiek pilt? Nu, daug, papilt, nu. Turbūt gerai jau spėjau. Aš nežinau. Tai viskas, dabar turi įkaist, sumetam blynus, iškepam blynus. Blynus tada dėsim į tokį stiklinį indą, kad jie šustų, bent taip parašyta receptą, tai iš vis receptas toks iki galo netidirbtas. Na. Ir tam inde, kol suvės blynai, eisim daryti padažiuką. O padažiukui reikės smulkinto česnakėlio, tai kol įkaista galim tą česnakėlį susipjauti čia. Tai ne, jau tai kažko įkaistas aliejus. Va, dvi šitų skiltelių tikrai per akis. Tai įkaito aliejus spėjau. Tai gerai, viskas einam kept. Karačiai darom, nedadarom, tai gal belė kur belė kas. Privarim dar miltum, kad nepriliptų. Nu gerai, fainai. Ai, tai jau spėjai nusilupti, aš nei nemačiau. Ja. Gas svarstyklės dar kartą jungiamos. 0. 150. 100 spėjom. Nu, kaip tau blynai? Įsvyla. Tai parodyk. Net aš kiek taukų. Dabar įsidedam suktukus. Ir prasukam greitinėlį. Nu, bet man taip... Sakyk. Taip keista, kad grietinę plak reikia, o ne grietinėlę. Nu, man. Ali dideli. Nu. Net forma ne tokia, kokia būna, bet geriau nei nieko. Kas ne tokia forma? Tu gal neaiškin gera forma, normalų žemaičiai. Ne, tai šitas tai tikrai, kad normalus žemaitis. Žemaitis, nu tai normalus žemaitis tikrai naminis. Gražus. Liuks. Nu. Gerai, atsimatuojam pieną. Dabar 100. Kiek reikia? 100 pėm. Ir čia reikės maišyti su grietinę? Nereikės.
Tiesiog iš eilės, po to grietinę dėsiu, įpilsiu pieną iš karto ir miltus. Okay. Nes iš pradžio eis sviesto šaukštas, tada eis česnakas, tada pilsis pienas, dėsit grietinį ir miltų šaukštelis. Vienas šaukštelis? Labai mažai. Ir ant pačio galo dar krapai. Tai aš nežinau, ar krapus pjaustyti, ar tiesiog suplėšyti. Gali ir rankom pasmulkint, kaip nori. Nesudegi? O, ne, gražus. Man tai patinka, biškį apskrudė. Tai gerai, dėk į bendrą. Į bendrą stešą. Eikt, skaniai. Ane? Labai skaniai kvėp. Nu, tegul. Na. Stovai plynukai. O, šaukštas. Gerai, kuriam atgal. Tai ir būsi. Paskirsit per keptuvytę. Kaip kvepės tas česnakas, kai dėsi? Turėt. Nu ką, realiai sviestukas viskas. Galim mest česnakutį. Kaip tu neužuodį? Aha, jau. Žinai, Žiauriai. kas kepta duona atrodo, nes kepta duona kapas laiką tas česnakų būna. Žiauriai kaip. Kaip kvepia, kaip skaniai. Galim įdėti prie pieno. Ne, grietinės gal pirmiau. Ale plakim, tai toks biškai vaizdas dėl bereikalo. Šiaip tai taip. Maišyk. Nu, fainai, aš būčiau preferinus, kad būtų viskas išmaišyta ir būtų buvę tekstūra negumuluota, bet tu sakai, tau taip skanu. Nu, stambokai. Man patinka. Tokio dydžio, kad vieno per akis. Mano galva pavalgymui. O tu dar šalia grietinės dėsies, ar ne? O kam? Aš tai tikrai dėsiuos. Nes man visą laiką to šaltumo tokio reikia. Aš nežinau, o tai tas padažiukas. Nu, tai padažu ir grietinės. Blem, bet galėjai lėkštę mažesnę paimti, dabar taip skurdžiai atrodo. Tai nedėjau daugiau. Paragavimui bus gerai. Nu, dabar, viskas liuks tik lėkštė. Čia vyriškas pateikimas, žinai? Nu, gerai. Vis tiek svarbiausia skonis. Svarbiausia. Nors ir, ta prasme, ir blynas, nu va, tvirtas, normalus blynas gavus. Nu, Davai. Davai, aš dabar pirmą tą kasniuką mažiuką tik tais bulvės pačios su grietinė, nes grietiniuota šitą, žinai. Pati bulvė iškepus. Ir išvirus prieš tai. Nu, davai. Su tuo padažiuku. Už tave. Plės kvepia. Jo, papa. Su padažiuku žinok skaniau. A ne? Tas sviestukas gal žaidžia čia. Nežinau, ką čia grietinį žaidžia, bet labai skaniai. Tas padažiukas. Nu, vertinimuką. Užbaigimo mintys. Okay. Pradėjome metu su čiriku. Ramiai. Iškepė, kai man ir patinka apskrudo, kad kietesnis paviršius, aš iš tikrųjų mėgstu labiau, kai būna toks kietesnis. Tada padažiukas labai skanus netgi, nes tikėjau, kad toks skanus bus. Senais laikais būčiau sakęs, ne, man čia toko nereikia, man su grietinė gerai. Ne, su šitų geriau netgi gavos nei su grietinė. Manau, kad visi laurai atitenka tau šį epizodą, nes nifiga čia ne aš tuos blynus padariau. Aš tiesiog buvau pagalbininkas šį kartą, atvirkščiai gavosi. Tai, nu ką dabar? Bet čia per sunkus dalykas, tie blynai, neišneša galva. Kaip taip sunku padaryti tokius dalykus? Viskas ten buvo. Kažkada sugrįšim. Nereikia guos, kažkada sugrįšim. Jeigu tu būtum nesusinervinęs, tai su pataisyta, tai aš būtum padaręs. Tai va, Kebra, ačiū, kad žiūrėjau šitą failą. Sužiūrėjau iki pat pabaigos. Nebent jau išjungėt, bet jeigu ne, tai paspaudžiam laiką, paspaudžiam subscribe, pakomentuojam, ar bandysit patys daryti blynus, nemeluoju, va. O dušai sakau, kad sunkiausias dalykas ir padaryti žemaičių blynus iš visų receptų toks kažkoks, nežinau, cepelinas lengviau lipdaisi, kažkaip visą, nežinau, kas čia ne taip, kur čia nesužaidė auros, manau, bet taip gavosi, kad nepavyko man padaryti žemaičių blynų. O aš su jums atsisveikinu. Iki kito pirmadienio, susitinkame virtuvėliai, o ateinantį penktadienį atvarykit pažiūrėti kiniškų šūdų perlų. Ačiū ir iki.
Keturių vėžlys ropo.